Labadiena, ar galite prisistatyti? Labadiena, Algimantas Paulauskas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius. Ar jūs šiuo metu dėstote ką nors studentams? Taip, be abejo, gamtos mokslai pasaulio samprata, magistrams genetiškai modifikuotus organizmus, užsieniečiams molekulinę biotechnologiją, o pavasario semestre tai dėstom ir gyvūnų biotechnologiją. Ar studentai pas jūs dabar rašo kokius nors mokslinius darbus? Studentai pas mane ateina į grupę ne vien studentas ir tik tai studentus dažniausiai priimu į grupę, kad tik rašyti mokslinius darbus ir iš karto orientuoju. Pačių studentų dažniausiai paklausiu, koks jų tikslas, kiek bakalaurą gauti, magistrą studijuoti ar siekti aukščiau mokslo žinių iki doktorantūros ir tada tokią temą skiriam. Grupiai dažniausiai studentai jau, magistrai tai jau visi yra tarpusavio konkurencija, kuris čia greičiau straipsnį parašys, o didžioji dalis kai kurie pajėgesni jau ir bakalauro yra pretenduojantis į publikacijas. Ką jūs studijavote prieš tapdamas dėstytoju? Tapdamas pradėjau faktiškai iš Vilniaus universiteto, baigiau biologijos specialybę, genetikos specializaciją ir įgijau biologo chemijos dėstytojo specialybę, tai buvo seniai, 83 metais praeito šimtmečio. Tai studijos, kai sakau, visą gyvenimą, ką studijau, teko studijuoti genetiką, ekologiją, zoologiją, ornitologiją, parazitologiją, biotechnologiją, dabar reikia studijuoti, visą laiką gyvenimą reikia studijuoti. O ar jūs šiuo metu darote kokį nors mokslinį darbą, galbūt kažką tyrėte? Be abejo, ne tik aš, bet ir visa grupė mokslinius darbus daro, nes vienas iš pagrindinių principų ir mūsų dėstytojų ir mokslo darbų tai yra įvairūs darbai, tematikos yra gana plačios, gyvūnų genetinė įvairovė, erkių pernešamų patogenų, uodų pernešamų patogenų, genetinės įvairovės detekcija, nustatymas, jų tyrimus. Dar kitas klausimas yra genetiškai modifikuotų organizmų rizikos vertinimas. Ar po visų šių tyrimų dar lieka laisvalaikio? Laisvalaikis ir yra mokslas, kur vertinsit laisvalaikį. Jeigu ten vertint kitų, kur kojas guli ir paskui sako, kad čia laisvalaikis, tai aš nesuprantu tokio laisvalaikio. Jeigu vertinat atostogos, tai aš dažniausiai atostogos suderinu su ekspedicijom. Tai yra laisvalaikis, važiuoju į mišką, važiuoju tyrimų medžiagos rinkti, tyrimų medžiagų renku pats ir magistrantams, ir doktorantams. Ar norėtumėte ką nors patarti būsimiems studentams? Būsimiems studentams reiktų patarti turbūt tai, kad tikrai jie siektų savo užsibrėžto tikslo. Ir patart studentams taip pat norėčiau nelaukti antro, trečio kurso įsijungti į mokslinę veiklą, patiems teikti idėjas, eiti pas dėstytojus, pas mokslininkus. Jeigu nėra čia, yra mokslininkų Lietuvoje ir kitur, tuos ryšius palaikyti ir būti patiems aktyvesnius. Ačiū už atsakymus.